Atnešiai telefoną? Atnešiau. Parodyk. Gerai. Ok, ir aš atnešiau vieną kitą. Kas čia? Čia, dar MP3 grotuvai. Gerai, tai truputį ne telefoną. Aš vis dėlto buvau sąžiningesnis, tik telefonai. Pas mane viskas yra 10 metų atgal. Čia pas mane yra telefonai, kuriuos man prieš 10 metų mama sakė atsikratyk jais. Ir aš jais, kaip matot, vis dar neatsikračiau. O šitas telefonas turbūt vienintelis iš 20 amžiaus. Wow. Galiu pačiupinėti, aš... Taip, jis įsijungia. Jis veikia. Jis veikia! Susipažinkite, Nokia 3110. Man atrodo 99 metai. Aš jį nusipirkau už 400 litų, už 400 su trupučiu litų, su savo telefono numeriu, kurį iki šiol turiu. Ir jisai vienintelis telefonas, kuris iki šiol veikia, būdamas tokio amžiaus. Ir aš beje esu jį iš visų jėgų trenkęs į žemę vienam filmavime, nes norėjau pademonstruoti, kaip jisai dužta. Jis nedužo ir toliau veikia. Čia yra ta Nokia, su kuria žmonės kaldavo vinis ir skusdavosi, kad vinis užlinksta. Prasme, galim paklausyti. Už ko užkliūna akis, kad turi 3 vienodus Sony Ericsson telefonus, bet visi 3 vienodi. Man patiko paauglystėje šitas modelis, bet greitai duždavo. O, sujunginėja kažkas. O, čia jau išmanus telefonas. Kas atsimenu, su Xperia telefonu, PIN kodą tikrai neatsiminsiu, bet su šitais telefonais jie gerai grodavo muziką. Gerą muziką grodavo, geras garsiakalbis. Sony Ericsson K800i. Pirmas pasaulyje telefonas turėjęs semi-profesionalią kamerą. Ir iš tikrųjų aš su juo sukeliavęs ir fotografavęs ir nebuvau labai patenkintas kokybė nuotraukų. Bet tai yra tikrai istorinis telefonas, dėl to, ką sakau, tai yra pirmas, kuris turėjo įrengtą labai su profesionaliu užmojų kamerą. Ir šiaip man jie visai patiko. Oi geras, čia ko tos žinutės super saugios. Taip, taip kitko, Obama, atsimenu, tuomet buvo reklama, kad Obama rašus tokiais, čia turbūt 2008 metai, neva labai saugus telefonai ir jie turi tą ratuką per vidurį, kuris šiaip net dabar yra pakankamai patogus reikalas. Su juo rašyti žinutės tikrai patogu ir galėjai, man atrodo, jau tweetinti. Žinai, kas čia per telefonas? Aš jį beje įjungsiu gal iš karto. Čia yra HTC Desire, čia yra 2010 metų. Išmanusis, tai man atrodo vienas pirmųjų išmaniųjų, kuris iš principo atėjo į Lietuvą ne Apple gamybos. Ir tai yra turbūt trečias gal HTC telefonas. Pirmas buvo būtent Google pirmas telefonas, nes HTC ir gamino telefonus Google. Ir skambina kažkas. Taip, aš jį nusipirkau kioskelyje prie stoties. Ta prasme, visiškai naują, legalų su visom garantijom. Ir aš šitam telefone atradau, kad galima skaityti knygas. Kaip giliai atrodo tas ekranas? Jis yra viduje telefono tas ekranas. Parodykime. Laikrodis viskas yra. O čia yra joystickas valdymo. Tu gali su šituo valdyti irgi. Wow. Tik tai jisai toksai virtualus. Oho, geras. Aš tokio tikrai neturėjau niekada rankose. Čia dar matau visokių Sony Ericssonų, čia tokių jau mygtukinių. Turiu Nokia telefoną, bet jau išmanų, man atrodo, jis dar įsijungia. Čia Windows. Nokia su Windows'ais. Labai blogai. Bet matau, kad turi Shazamą. Aš turiu Nokia, kuri pagaminta turbūt vėliau negu tavo, arba bent jau panašių laikų. Čia yra 2013 metų. Neišmanus Nokia 512, jie reklamavo jį labai smarkiai, kad tai yra solidus, prabangus, čia yra normaliai stiklas, viską, kamera yra. Telefonas skirtas tiems, kas nenori turėti išmanaus. Šiaip tai solidus. Jo, labai malonus rankoje, labai maloni konstrukcija. Tai pas mane panašus solidus yra šitas Nokia, nežinau, numerio, man atrodo. Tavo yra viena karta naujesnis už šitą. Šitas? Taip, šitas yra tas pats 3 klasės, man atrodo, čia kažkuris, bet čia yra viena karta vyresnis, tavo viena karta jaunesnis. Mano čia truputį jisai prasiskėtė, atsiprašau. Aš kad tik supratau, aš paėmiau šitą telefoną į rankas ir iš įpročio atsidariau daiktelį ir išiminėjau bateriją, nes dabar prisiminiau, kad man jisai dažnai neveikdavo ir tai darydavau. Tai reiškia, raumenys atsimena šitą judesį, kaip išimti bateriją ir perkrauti telefoną. Jo. Pažiūrėk, kaip jisai mažas. Mano delno dydis yra, toksai, tokio dydžio telefonas. Dabar, galiu paslėpti. Aš kaip pirkau šitą telefoną. telefoną. Galiu už ausies susikišti šitą telefoną, tokio jis dydžio. Aš kaip pirkau šitą telefoną, man pardavėjai sako, žinai, sako, originali baterija prastai veikia, aš tau įdėsiu iš kito telefono. Ir įdėjau iš prabangesnės Nokios platesnę. Jinai, bet užsidaro, sako, ir užsidaro, labai smarkiai laužant. Ir tikrai laikė jisai iš viso ten savaitę, gal su viršų. Aš turiu dar tokią visų atmintį įstrigų.
Čia yra Samsungas, nu jisai labai liūdnai atrodo, jo ta imitacija metalo virto jau tuo, kai ir buvo plasmasė, bet tai yra clamshell modelis, visų dalykų čia. Taip. Jis buvo nebrangus modelis su nespalvotais ekranais, bet 2 ekranais. Taip. Ar tiesa, kad kai išėjo pirmi spalvoti telefonai, sakė, žmonės atsiliepdavo šitaip, kad galėtų visi matyti, kad telefonai spalvoti. Ir beje, žinai, kas pirmi išleido spalvotus telefonus? Siemensas, kuris dabar turbūt telefonų iš vis nebegamina. Aš vieno telefono neturiu, man labai svarbus, man jį pavogė. Įsivaizduoju, irgi grojant su grupė. Samsung Note 1. Tai yra mano telefonas, kurį aš brangiausiai pirkau, išsimokėtinai viską ir man jį po metų, mažiau nei po metų, ne, lygiai po metų, pavogė Londone po koncerto viešbutyje. Kas dar, užfiksuokim, kam nors tikrai sukels nostalgiją šitas garsas. Čia būdavo, Aš galvoju, bus tas mygtukų spaudinėjimas būdavo netgi per pamogą pasuolų. Aš žinau, kad aš vis tiek prieš tave laimėjau, nes aš turiu dar vieną slaptą. Pažiūrėk, kokią aš turiu telefoną. Pažiūrėk, kokią aš turiu telefoną. Ir nesakykime, kad čia ne telefonas, nes telefonai ką daro šiais laikais? Žaidžia. Taip, aš tik nesimenu, kurį mygtuką reikės spausti. Va, pažiūrėk. Tuoj, batarkė laikosi. Čia vis tiek laiko krauna? Turbūt jo. Arba reikia kažką paspausti. Aš nebepamenu. Ne, jis dar vis Gal batarkė įsikrovus. Jis vis dar krauna. Aš nesimenu, kaip vairuodavau taip kalbėdamas. Supranti, jį patogu laikyti. Ir tais laikais buvo galima, beje, aš čia nieko nepažeidžiu. O gal čia gera proga paklausti, koksai buvo jūsų epinis senas telefonas? Gal šis pasakytų komentaruose? Nežinau. Gal? Nuotraukai tiek. Aš jau jos tampausi 10 metų, arba dabar jau atsikratau, arba kažkas pasakys geresnę idėją, ką su jais daryti. Bet... Yra elektronikos šiukšlės, kur galima išmesti. Išmesti tiesiog. Gali išmesti. Gali išimti iš jų ekranus, sujungti visus, ant Raspberry Pi suprogramuoti jų valdymą, pajungti papildomą valdiklį, kad tos ekranus galėtų valdyti ir kažką pagaminti, greičiausiai nepavyks. Gali. Na, mažai ką gali, jeigu turi veikiančius atiduok. Taip, yra žmonės, kuriem reikia telefonų.